Kultūriame centre pristatytas Irenos Duchovskos poezijos rinkinys Mano testamentas. Ši knyga skirta autorės 50-mečiui. Neseniai Lenkijoje 300 egzempliorių tiražu buvo išleista Kėdainių Lenkų draugijos pirmininkės, Akademijos vidurinės mokyklos fizikos mokytojos, knygų Virš Isos ir Liaudės balsas autorės Irenos Duchovskos, rašančios eilėraščius lenkų kalba, knyga Mano testamentas. Tai yra mano testamentas, eilėraščių rinkinys. Jame yra 50 eilėraščių, 50 nuotraukų, skirtas praktiškai mano 50-mečiui. Tai yra knyga, kur yra skiriama kaip mano artimiausiams. Ši knyga yra trečioji, eilėraščiai yra iš įvairių laikotarpių. Tiesiog taip viskas susiklostė, kad aš nuo pat vaikystės rašiau tiesiog savo, kaip dienoraštį, dėjau stalčius, dalis aišku išmesta, nors dabar ir gaila. Nu, o dalį, kas liko, traukiu po truputį ir kažką naujo parašau ir sudedu. Irena Duchovska juokavo, kad stalčiuose liko eilėraščių kokioms 5 knygoms. Galbūt ir jie sulauks savo eilės. Moteris dar planuoja išleisti knygą, kurioje jos eilėraščiai būtų išversti į lietuvių kalbą. Knygos Mano testamentas pristatymas vyko Daugiakultūriame centre. Tuo pačiu paminėtos ir Lenkijos nepriklausomybės metinės. Ta proga susirinkusiesiems koncertavo akordeonistų orkestras Akordas iš Lenkijos. Šį vakarą